Nacionalinė Italijos turizmo valdyba, Florencijos merija, Lufthansa aviakompanija, teleradio kompanija Altair TV, kultūrinis centras Naujasis Akropolis pristato Florencija, 15 amžius. Įvyko didelis stebuklas mieste prie Arno upės. Iš nebūties atgimė įvairių epochų ir kultūrų senovės filosofų didieji mokymai. Per labai trumpą laiką jie iš pagrindų pakeičia pasaulio suvokimą žmogaus sąmonėje. Jais remiasi, juos studijuoja, juos laiko pasaulėžiūros pagrindų. Prie Arno krantų kalbama apie sielos dvasios nemirtingumą. Čia vėl skamba amžini klausimai. Kas aš? Iš kur atėjau? Kur einu? Florencija, 15 amžius. Pasaulis tapo kitu. Po ilgų ir žiaurių viduramžių vienoje vietoje tuo pačiu metu susirenka ir kuria visa didžių žmonių plejada. Gimsta naujas žmogiškos būties suvokimas. Gimsta didieji kūriniai, daugeliu amžių pralenkia savo epochą. Jei mūsų bendramžiai mus gausiai šlovino, jie mus mažai suprato. Mūsų amžiuje mes buvome piligrimais iš amžių ir ateities pranašais. Niekas nepažino mūsų. Tolima žvaigždė vedė mus per mūsų įsikūnijimus. Mes atėjome, kad pasauliui apreikštume didįjį atgimimo dėsnį. Florencija, atgimimo žvaigždė. Žmonija žinojo ne vieną atgimimo epochą. Šis atsinaujinimo periodas, panašus į pavasario atėjimą, paprastai paliesdavo visas žmogaus gyvenimo sferas ir visada buvo kažkas dėsningo jo pasireiškime. Įvairiose civilizacijose ir kultūrose kiekvienas sykį jis prasidėdavo, kai jos pergyvendavo pačius sunkiausius savo istorijos laikus, chaoso ir nuosmukio laikus. Mes galime prisiminti grįžimą į senovinės tradicijas Egipte, valdant faraonui Tutanchamonui 14 amžiuje prieš mūsų erą. Periklio aukso amžių graikų Atėnuose 5 amžiuje iki Kristaus gimimo arba 2 mūsų eros amžiuje senovės Romą valdant Adrianui, Antonijo Pijui ir Markui Aurelijui. Šie istorijos periodai nebuvo ilgalaikiai, bet visada suteikdavo naujo gyvenimo impulsą keliems ateinantiems šimtmečiams. Taip įvyko ir su atgimimu Italijoje, po to apėmusiu visą Europą. Tai pati artimiausia ir mums suprantamiausia ir pagal laiką, ir pagal pasekmes epocha. Dabar ji tapo visos žmonijos turtu. Grįždami į to nuostabaus laikotarpio ištakas, į jo paslaptis ir dėsnius, mes vyksime į Florenciją, miestą tapusi atgimimo lopšiu. Atrodo, kad šio miesto istorijoje nieko nebuvo atsitiktinio.
1000 metų iki mūsų eros vienoje iš Florenciją supančių kalvų papėdėje įsikūrė senovės etruskai. Dieviški apreiškimai visada nurodydavo, kur įkurti gyvenvietę ir gyventi. Po to Julijaus Cezario laikais čia įsikūrė romėnų karinis miestelis. Pavasario ir žiedų deivę Florą romėnai išrinko savo globėją, o miestą pavadino Florenti, kas reiškia žydintis. Taip gražu buvo aplink. Flora romėnams buvo ne tik pavasario deivė, bet ir amžino grįžimo į gyvenimą, į visos esmės, gamtos, istorijos, žmogaus atsinaujinimo simbolis. Jie tikėjo, kad kaip ir gamta pavasarį pražysta, taip ir žmogiška siela atėjus meiliai prabunda dvasiniam gyvenimui. Tas žinojimas jiems atėjo su antikos mitais ir legendomis. Tai padėjo gyventi harmonijoje su gamta ir dieviškumu. Florencijos istorija beveik nesiskyrė nuo kitų Europos miestų. Begaliniai karai, valdovų kaita, politinės intrigos. Vakarais greitai ištuštėdavo siauros miesto gatvelės, kartais kildavo dideli gaisrai. Feodalai, verdantis nesantaikai ir pikčiu, politinių partijų kovoje dėl valdžios nepagailėjo net didžio Florencijos sūnaus Dantės. Miesto tėvai ištrėmė jį, tačiau vėliau apakinti poetos šlovės kvietė grįžti, tiesa su sąlyga, kad pripažintų savo paklydimus, į ką tremtinys su neapykanta atsakė: ne, taip Dantė negrįš į tėvynę, jūsų atleidimas nevertas to nusižeminimo. Mano prieglobstis, mano apsauga, mano garbė, argi aš negaliu visur grožėtis dangumi ir žvaigždėmis? Tai buvo žiaurūs laikai, karai, epidemijos, pastovi bado grėsmė, mažai kas pranašavo humanizmo idėjų blizgesį. Tapybos ir kultūros šedevrai, didieji geografiniai atradimai ir tuo pat metu žiaurūs kitaminčių persekiojimai ir inkvizicijos laužai, lydimi paprastų žmonių abejingumo ir nežinojimo. Prie 15 amžiaus slenksčio Europa lyg ir apmirė prieš didelių kontrastų ir kovos už šviesą, protą ir žmogiškas sielas epochą. Apimta baimės, tyli liaudis, paklusni. Bet tu, meilės ugnie, dangiška šviesa, įsakyk prisikelti nekaltai nužudytus, pakelgi tiesą, be kurios nėra ir negali būti taikos visatoje. Pačioje giliausioje tamsoje gimsta šviesa, lyg senos tiesos patvirtinimas. 1434 metais pasirodo naujasis Florencijos valdovas Kozima Medici. Jo stambiausio Europos banko vadovo charakteryje lengvai susiderina griežtumas, sumanumas, politiko praktiškumas, dosnumas ir kilnumas. Po 300 metų pilietinio karo
Kozima atkuria mieste taiką ir ramybę, rodo palankumą dailininkams, skatina meną. Dėkingi florentiečiai vadina jį ne kitaip kaip tėvynės tėvu. Būtent Kozima Mediči daro ryžtingą žingsnį tuo laikotarpiu, kuris vėliau bus pavadintas atgimimu, renesansu. Tūkstantis 439 metais pakvietus Kozimai Florencijoje susirenka bažnytinis susirinkimas. Jo tikslas buvo sujungti stačiatikius ir katalikus. Pusmečiui Florencija tampa tarptautinio gyvenimo centru. Karalių eitynės. Ši Florencijos dailininko Benocas Gocolis freska Medičių rūmų koplyčioje laikoma alegorinio bažnytinio susirinkimo pavaizdavimu. Procesijos dalyvių tarpe mes atpažįstame realius istorinius asmenis: Kozimą Mediči, jo anūką Lorencijų puikųjį, Bizantijos imperatorių Joną VIII. Po gotiškos katedros Santa Marija Novella skliautais susitikinėjo bažnytinio susirinkimo dalyviai. Mažai kas juos prisimins iš dabartinių šventovės lankytojų, tačiau atmintį saugo šios arkos ir sienos, akmeninių grindų plokštės, vitražai. Bandymas sujungti bažnyčias nepavyko, bet bažnytinis susirinkimas turėjo visai kitą, netikėtą rezultatą. Florencijoje susirinko ypatingos to laikmečio asmenybės, filosofai, dailininkai, politikai. Jų atviros diskusijos ir idėjos sujaudino visą Europą. Disputuose su vakarų teologais dalyvavo ir graikų filosofai iš Konstantinopolio, atvykę į bažnytinį susirinkimą Bizantijos imperatoriaus svitoje. Jų tarpe išsiskyrė paslaptinga Georgijo Gemisto Pletono figūra. Florencijoje apie jį mažai žinoma. Mes žinome, kad jis nebuvo kokios tai vienos filosofinės srovės šalininkas. Jis laikė save universalios, netrūnios filosofijos mokiniu. Jo įsitikinimu, šiai filosofijai priklauso senovės pasaulio išminčiai ir visi senoviniai mokymai. Filosofas iš Bizantijos sako, kad atėjo universalios religijos laikas, kad skirtingus tikėjimus išpažįstantys žmonės gali susijungti siekdami bendro tikslo – tiesos. Kozimas Mediči giliai persijėmė Pletono idėjomis. Florencijos valdovas siunčia keliautojus ir vienuolius į rytus senovinių tekstų paieškai. Antikos paveldas iš visų šalių suplaukia į Frizolino abatijos asmenį Kozimo Mediči saugyklą. Kaip, iš kur, kokiais keliais senoviniai rankraščiai patenka į Florenciją, atgimimo mįslė.
Visa tai, kas buvo laikoma seniai prarasta ir užmiršta, lyg sulaukė savo valandos, paslaptingų būdų vėl pasirodė pasauliui. Garsus corpus hermeticum. Visa tai mokytojo Toto Hermio darbai, surinkti Egipto žinių, chaldėjų orakulų, Platono, Plotino ir Pitagoro darbai, Orfėjo himnai, Homero ir Vergilijaus poezija, kabalos ir krikščioniškų gnostikų rankraščiai. Visa tai laukė vertimo, studijavimo, grąžinimo gyvenimui. Kažkada buvo sugriautos senovinės šventyklos, Tinuose buvo uždaryta Platono akademija, gaisruose žuvo Aleksandrijos biblioteka, o krikščionių fanatikai žiauriai susidorojo su Aleksandrijos neoplatoniko mokyklos vadove Ipatija. Vakarų civilizacija turėjo tas žinias, tačiau laikui bėgant išbarstė istorijos keliuose. O lemties valdove, nenutrauki mano žengimo ten, kur amžina šviesa, apie tikėjimą kalbu. 1462 metais atėjo momentas, apie kurį seniai svajojo Kozimas Mediči. Florencijos valdovai iškilmingai įteikė jaunam teologui ir mokslininkui Marselijo Ficino išversti į lotynų kalbą seną graikų manuskriptą su Platono dialogais ir dovanojo miesto apylinkėse vilą. Taip prasidėjo garsios Platono akademijos Florencijoje istorija. Praeis keletą metų ir ji taps atgimimo dvasiniu centru. Akademija nebuvo susieta nei su valstybe, nei su bažnyčia, nebuvo panaši į universitetą įprastiniu požiūriu. Tai buvo laisvų žmonių, laisva visuomenė, įsimylėjusi netrūnę filosofiją ir Platoną. Kunigaikščiai, pirkliai, artistai, visi apjungti malonių paprastų santykių, kurie švelniai užglaisto įvairius amžius, įvairius luomus ir profesijas, kurios egzistuoja tam, kad žmonės žemėje būtų išskirti. Jie brangino abipusę draugystę. Tai daugiau nei draugystė, tai meilė, aukščiausia meilė. Dvasiniai santykiai panašus į harmoningą laimingų žvaigždžių susiderinimą danguje. Jie pažįsta vienas kitą pagal tuos gerus požymius, kurie būdingi tikrajam neoplatonikui. Pakylėta siela, meilė išminčiai, dieviškas įkvėpimas, teisingų ir kilnių darbų atlikimas. Mokslininkų neoplatonikų vilos buvo kaimo vietovėse netoli Florencijos. Jos vadinosi gražiais vardais Karedžė, Diana, Belkanta, Poggio a Caiano. Žinoma, laikas paliko savo pėdsakus, nuo vėjo ir lietaus. Kažkada buvęs gražus laiptų ir skulptūrų marmuras palaipsniui virsta kalk akmeniu. Bet šalia amžinai žaliuojantis jauni apelsinmedžiai, lyg iš čia perkelti į Botičelio drobes. Ir atrodo, kad buvę šeimininkai štai išeis pasitikti iš ūksmingų alėjų.
Šiandien viešpataujanti ramybė ir vienuma netrukdo mūsų vaizduotė persikelti keli šimtmečius atgal, kai šiuose soduose rinkdavosi platonikai. Čia sklido didžiųjų atgimimo mokytojų balsai. Čia netrūni filosofija vėl surado vertus mokinius ir globėjus. Kiek ilgai tęsis laimingas laikotarpis? Ar atsiras ateityje žmonės, kurie sugebės tęsti kilnią veiklą, taps naujais universalios išminties saugotojais? Galbūt tokie klausimai skambėjo tada, kada platoniška akademija buvo šlovės viršūnėje ir atrodė, kad humanizmo idėjų triumfui nebus galo. Akademijos širdimi buvo neišskiriami draugai Marselio Ficino, Giovanni Pico de Mirandola, Kristofor Mandibo, Angelo Poliziano, Mikelandželas Buonarroti, Sandro Botticelli, Lorenzas Puikusis. Platonikai kreipėsi į tai, kas amžina žmoguje. Jie kalbėjo apie egzistavimo prasmę, apie žmogų kaip visatos dalį, apie didingą žmogaus sielos kelionę amžinybėje. Tai buvo stengiamasi grąžinti gyvenimui klasikinės vertybės ir idealus, kuriais rėmėsi didžiosios praeities civilizacijos, prikelti juos ir padaryti aktualiais naujos epochos sąlygomis. Senovės išmintis jiems tapo ne teorija, bet gyvenimo būdo pavyzdžių. Jo grubus veidas atrodė iškaltas iš tamsaus granito. Netaisyklingi veido bruožai neteikė jokio patrauklumo. Atsikišęs apatinis žandikaulis, ilga mėsinga nosis, didelės tamsios akys, sako, kad jo regėjimas buvo silpnas ir gergždantis nemalonus balsas. Lorenzo Medici, Lorenzo Puikusis, Kazimo Medici anūkas ir jo veiklos tęsėjas. Jis valdė Florencijoje kilniai ir sąžiningai, be jokio titulo ir egoizmo. Rytų ir vakarų vienuoliai ieškojo draugystės su juo, tačiau jo charakteryje nebuvo nė pėdsako išdidumo. Politikai Lorence gerbė jo blaivų protą, o kasdieninėme gyvenime kuklumą ir mandagumą. Filosofijai ir menui jis skyrė žymiai daugiau dėmesio nei savo prekybinėm flotilėm ir bankų imperijos, apėmusios visą Europą valdymui. Įkurta Kazimo Medičio Florencijos akademija rado Lorenzo asmenyje pagrindinį globėją ir visos veiklos dalyvį. Kaip ir senelis, Lorenzo renka senovinės knygas ir rankraščius. Pats rašo eiles, skaito originale graikiškus ir lotyniškus tekstus. Šie piešiniai iš Lorenzo poezijos rinktinės. Į istoriją jis įėjo ir kaip pirmasis įkūręs viešą biblioteką, kurioje buvo surinkta daugiau kaip 10 000 tomų. Panašios bibliotekos nebuvo nuo Aleksandrijos laikų. Šis unikalus rinkinys šiandien saugomas San Lorenzo katedros Lorenciano bibliotekoje.
Atsargiai verčiame kaligrafiškų rankraščių užpildytus puslapius. Šiam Marsilio Ticino autografui daugiau kaip 500 metų. Ticino buvo Florencijos akademijos siela. Apie linksmą ir švelnų šio žmogaus būdą sklido nemenkesnės legendos nei apie jo moksliškumą. Jis buvo poetas, puikiai grojo lyra, buvo įsisavinęs gydymo meną, kalbėjo, kad kukliame filosofe įsikūnijo didi Orfėjo siela. Ticino į lotynų kalbą išvertė Platoną, rytų ir vakarų išminties perlą. Jo pastangomis Florencijoje vystomas knygų spausdinimas. Paklausyti jo paskaitų atvažiuodavo įvairių šalių mokslininkai, o jo darbus skaitė visoje Europoje. Šią knygą Ticino skyrė Lorencui Puikiajam, bendraminčiui, globėjui ir draugui. Aš noriu išmokyti tave nedaugelio žodžių kalbos, muzikos ir geometrijos. Įsitikink tuo, kas dora, ir tu tapsi puikiu oratoriumi. Nuramink savo sielos jaudulį ir tu pažinsi muziką. Išmatuok savo jėgas ir tu tapsi tikru geometru. Šioje salėje sklando atgimimo dvasia. Čia su rankraščiais dirbo vienuoliai perrašinėtojai, kopijuotojai. Kas žino, galbūt prie šio stalo perrašinėjo Platono dialogus. Kartu su Graikijos išmintimi Italijos humanizmas įsiurbė pačių įvairiausių tradicijų filosofijas, tame tarpe senovinės kabalos ir rytų mokymą. Būtent tokiu buvo Pico della Mirandola. 27 metų jaunuolis skaitė ir rašė 22 kalbomis. Akademijos draugai sutartinai jį vadino darnaus senjoras. Šis gražus taurios kilmės jaunuolis, kunigaikštis, tik Lorenco dėka išvengęs inkvizicijos teismo, kalbėjo apie žmogiškos sielos nemirtingumą, apie tai, kad filosofija, meilė išminčiai ne saujelės išrinktųjų, bet visų žmonių reikalas. Atgimimo epochos idealu buvo universalus žmogus. Tas žmogus siekia tobulumo, nori viską žinoti, viskam drįsti, įveikti visas kliūtis. Jis nori būti pasaulio piliečiu. Suprask, kad tau nėra nieko negalimo. Laikyk save sugebančiu pažinti viską, visus menus, visus mokslus, visų gyvų būtybių prigimtį. Pakilk virš visų aukštumų, nusileisk žemiau visų gelmių, surask savyje visus jausmus apie sportus dalykus. Įsivaizduok, kad tu tuo pačiu metu visur, žemėje, jūroje, danguje. Jei tu apimsi viską iš karto, tu galėsi suprasti Dievą.
Humanizmo idėjų šviesa nušvietė atgimimo žmogaus visas gyvenimo sferas – politiką, filosofiją, mokslą, bet labiausiai meną. Lyg Madona, Florencija priėmė daugiaveidį Quattrocento genijų. Tai buvo didingi laikai. Dominikas Girliandas, Sandro Botticelli, Filipas Lipis, Raffaello Santi, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti. Didieji meistrai čia perteikė visas žinias ir patyrimą jauniems mokiniams, kurie pagaliau peraugė savo mokytojus. Štai čia vienoje iš Florencijos dirbtuvių Andrea del Verrocchijas patikėjo jaunam pameistriui Leonardo iš Vinci gyvenvietės pabaigti tapyti angelą jo paveiksle Jėzaus Krikštas. Štai jis kairėje, tai tas Leonardo angelas. Tik pažvelgęs į jį, Verrocchijas sulaužo savo teptukus. Jis iš karto suprato, jam niekada nesusilyginti talentu su savo mokiniu. Šventyklos, rūmai ir namai, gatvės ir sodai. Jų vaizduose sustingo atgimimo istorija. Tylėdami, jie pasiruošė atskleisti savo paslaptis. Už šių sienų San Marko vienuolyno soduose puikavosi Lorenzo Puikiojo turtingiausia antikinių skulptūrų kolekcija. Jo prašymu skulptorius Bertoldo di Giovanni čia mokė skulptūros jaunuosius menininkus. Jų tarpe buvo ir 15-metis Michelangelo. Lorenzas iš karto jaunuolyje pamato talentą, kuriam lygių nesutiko. Jis pakviečia Michelangelo gyventi į savo rūmus. Medici rūmai – vienas pirmųjų ir žymiausių atgimimo architektūros šedevrų. Jo pagrindas statytas iš kažkada miestą supusios sienos akmenų. Šiandien mes nerasime kambarių, kuriuose gyveno Michelangelo, Bertoldo ar Lorenza. Jų interjerai buvo perstatyti vėlesniais amžiais. Sužavėti Medičių rūmais amžininkai sakė, kai naktį matai jų apšviestus langus, tai galvoji, kad rojuje. Rūmuose dažnai rinkdavosi mokslininkai platonikai. Jaunasis Michelangelo susižavėjęs klausosi naujų draugų pašnekesių. Klausydamasis jų, jaučiuosi tokiu kvailu, kartais prisipažino savo mokytojui, o į tai Bertoldo tik šyptelėjo. Tai buvo pati nuostabiausia šypsena Europoje. Jie privers tave mąstyti, pasakys didysis skulptorius, bet jie nemoka kalti iš marmuro. Tačiau tai tokia pat išraiškinga kalba, kaip ir bet kuri kita. Madona prie laiptų tapo pirmu rimtu Michelangelo darbu. Platonikai buvo sužavėti jaunuolio drąsa, sulaužiusio viduramžių kanonus, naujų kompozicijos mąstymų, perspektyva. Jo Marijos atvaizdas persmelktas antikiniu žmogiškumu, išmintimi ir kilnumu.
Tu suvokei Akropolį Florencijoje, tada pasakė Marselis Ficinas. Iš mokslininko, paskyrusio savo gyvenimą antikinių tradicijų atgaivinimui, nebuvo galima išgirsti didesnio pagyrimo. Grįžimas prie senovinių tradicijų ir universalių simbolių atgimimo menininkui nebuvo paprastų praeities idėjų atkartojimų. Tai buvo atgimimas naujais bruožais, labiau suprantamais bendraamžiams. Didi dangiška meilė, apie kurią rašė Platonas, atgimimo žmogui tampa gyvenimo prasme, darbų ir aukščiausių siekių esmė. Kaip kvietimas, kuris sielą patiria amžinybei, dieviškumui, ji aptinka savo buvimą naujuose Renesanso epochos simboliuose. Tik prasidės pavasaris ir kvepiantys žiedai tirštai padengs šią žemę, tada iš kapinių miglos, nemirtingųjų ir mirtingųjų nuostabai, tu vėl pasauliui pasirodysi. Sandro Botticelli grąžina amžininkams antikinį pasaulį. Jo pavasaris, seno mito alegorija apie sielos išėjimą į šviesą iš Hado miglos. Venera nežemiškos, bet dangiškos meilės, visos gyvybės karalaitė. Senovinis meilės dievas Erotas ugninės strėlę taiko į vieną iš nuostabių gracijų. Suliepsnojusi nuo galingos meilės jėgos, ji atsuka nugarą visuotiniam šurmuliui ir nukreipia žvilgsnį į dievą Hermį, išminties mokytoją, į tą, kuris žino visas paslaptis, kuris stebuklingų kaducėjumi išvaiko nežinojimo debesis. Aš statau tave pasaulio centre. Aš nepadariau tavęs nei dangiškų, nei žemiškų, nei mirtingų, nei nemirtingų. Kad tu pats laisvas ir geras meistras susiformuotum vaidmeniu, kurį pasirinksi. Tu gali atgimti niekuo, neprotinga būtybė, bet gali atgimti savo sielos nurodymu į aukščiausią dieviškumą. O aukščiausia ir nuostabiausia yra laimė žmogaus, kuriam duota turėti tai, ko trokšta, ir būti tuo, kuo nori. Visais laikais aktualios idėjos ir svajonės, atgimusios Florencijos rūmuose ir vilose, labai greitai tampa daugelio savastimi. Florencijos meistrų šlovė plinta toli už atgimimo sostinės ribų. Romos popiežius, įvairių šalių karaliai laikė garbę pakviesti savo užmojų įgyvendinimui dailininką, skulptorių, architektą iš Florencijos. Mes šį meną iškasėme iš po žemės. Ne, dar daugiau, įgijome iš dangaus. Taip parašys dar vienas Renesanso epochos titanas, architektas Leon Battista Alberti. Prieš keletą dešimtmečių atgimusi sostinė sukaupė neaprėpiamas brangenybės, tapo didelę meno dirbtuvę, į kurią kiekvienas atnešė savo talentą.
Florentiečiai stato rūmus ir šventoves, vienuolynus ir ligoninės, nešykštėjo meilės ir pagalbos tiems, kuriems jų reikėjo. Pasididžiavimas – pirmas Europoje namas vaikams našlaičiams Anunciatos aikštėje, kurį projektuoja ne kas kitas, o pats žymiausias Florencijos architektas Filippo Brunelleschi. Pati aikštė, apribota graikiškais portikais, arkadomis, taps naujų pavyzdžių daugeliu kiemelių, lodžijų pastatytų Florencijoje. Tik po to Filippo Brunelleschi pastato žymųjį Santa Marija del Fiore katedros kupolą, atgimimo epochos ir pačios Florencijos simbolį. Santa Marija del Fiore, mergelė Marija su gėle. Ar tai nepanašu į dėkingumą pirmai miesto globėjai, dieviškai Florai? Didingas kupolas valdingai karaliauja virš senų feodalinių bokštų, virš namų jūros. 15 amžius – pats šviesiausias ir paslaptingiausias itališko atgimimo amžius išliko istorijoje Quattrocento pavadinimu. Ir tegul daug kas, apie ką svajojo florentiečiai, dar neįvyko, Quattrocento Florencija mokėjo gyventi ateitimi kaip dabartimi. Jai aukso amžius jau prasidėjo. Girolamo Savonarola Florencijoje pasirodė Lorenzo kvietimu. Jo pasisakymai prieš sustabarėjusias bažnyčios dogmas pradžioje neprieštaravo humanizmo idėjoms. Įsitvirtinę San Marko vienuolyne, dominikonų vienuolis greitai parodė kitokį savo veidą. Savonarola atsivėrė ne tik kaip griežtas bažnyčios kritikas, bet ir viso to, ką pagimdė atgimimo laikmetis. Didžiųjų menininkų kūrinius jis apšaukia begėdiškais ir nuodėmingais, o Florencijos dorovės nuopuoliu apkaltina Lorenzą Puikųjį. Liepsningi ir gražbylūs Savonarola pamokslai pritraukė vis daugiau gerbėjų. San Marko jau ankšta dominikonui ir jis pradeda veiklą Santa Marija del Fiore. Savonarola reikalauja sudeginti meno kūrinio knygas, reikalauja išvyti iš Florencijos Medici, nori visus aplinkinius pajungti savo pasaulio suvokimui. Ore sklando katastrofos jausmas. Žaibas trenkia į katedros kupolą. Mieste staugia vilkė. Sklinda gandai apie Lorenzo ligą.
Florencija sunerimusi laukia jo mirties, laukia Respublikos pabaigos, amžiaus pabaigos, laikų pabaigos. Savonarolo reikalavimas visuotinės atgailos paaštrina isterijos padėtį, sėja širdise abejonės ir sumaištį. Į akademijos paskaitas ateina saujelė studentų. Florencijos spaustuvininkai atsisako bet ką spausdinti be Savonarolo sutikimo. Lorenzas Puikusis buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, kas vyksta. Griaunančios jėgos visada eina kūrybos pėdomis. Kiekviena epocha duoda menui savo stebuklingą gėlelę. Paskui žiūrėk jį nulaužta, sudeginta, dažnai tavo buvusių draugų, su kuriais dar vakar dalijėsi visais rūpesčiais. Bet ateis laikas ir gėlytė būtinai vėl įsiskleis. Pasitraukus iš gyvenimo Lorenzui Puikiajam pasibaigė Quattrocento. Po kelių metų patį Savonarolą teisė ir pasmerkė sudeginti. Florencijai prasidėjo sunkus laikai. Tarp senų sienų prasidėjo dvasinio uždarumo, intrigų, sąmokslų ir nusikaltimų metas. Mažos valstybės didinga renesanso sostinė paniro į letargo miegą. Taip, po saulėlydžio nakties šydas uždengė miestą prie Arno krantų. Bet po saulėlydžio visada ateina saulėtekis. Aušra ir šviesos jėga gimusi Florencijoje buvo tokia galinga, kad tapo kitos dienos aušra visai Europai. Įvairiuose senojo pasaulio kampeliuose, nepaisant inkvizicijos laužų, atsirasdavo grupė žmonių įkvėptos antikos ir humanizmo idėjų. Jie metė iššūkį senajam gyvenimo būdui ir siūlė naujus kelius mene, moksle, religijoje, politikoje. Atgimimas tęsiasi iki 17 amžiaus vidurio ir padovanojo žmonijai Albrechtą Dürerį, Viljamą Šekspyrą, Mikalojų Koperniką, Paracelsą, Tomą Morą, Erasmą Roterdamietį, Giordaną Bruno. Tie, kas netiki Viešpačiu ir jo apreiškimais, nežino apie egzistavimą žmonių įkūnijančių lemtį, nors visa istorija vystėsi kaip tik jų dėka. Būtent jie įgyvendina svajonės, kurios atrodė neįvykdomos. Jie nurodo mums vilties ir veiklos kelią. Šiandien, prisimindami atgimimo genijus, galbūt mes sugebėsime suprasti ir pajusti,
ką norėjo mums pasakyti žvaigždės įgavusios žmogaus pavidalą. Jei mūsų bendraamžiai mus gausiai šlovino, jie mus mažai suprato. Mūsų amžiuje mes buvome piligrimais iš amžių ir ateities pranašai. Niekas nepažino mūsų. Tolima žvaigždė vedė mus per mūsų įsikūnijimus. Mes atėjome, kad apreikštume pasauliui didį atgimimo dėsnį. Beribėje visatoje viskas miršta, kad atgimtų. Nuo gėlės iki žvaigždės, nuo demono iki angelo, nuo žmonių iki dievų. Jei jūs norite atgimti ir tikėti nemirtingumu, įsižiūrėkite į šviesulių spindėjimą danguje. Atgimimas buvo kažkada. Tai, kas svarbu dabar, tai galimybė atgimti dar kartą. Filmą kūrė scenarijaus autorius Ilija Buzukašvili, režisierius ir operatorius Maksimas Ladyginas ir kiti. Filme panaudotų kūrinių citatų autoriai Dante Alighieri, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Michelangelo Buonarroti, Eduardo Chiuzet, Irvino Stauno, Aleksejaus Losevo, Jose Ančelija Livrai, Deli Steinberg Gurmano. Tekstą išvertė Antanas Tungurys. Tekstą skaitė Silvija Povilaitytė.